Pakalbėkime šiandien apie laisvę, apie nuostabią asmeninę laisvę. Mes visi be išimties gimėme būti laisvais pagal gimimo teisę. Nuoširdžiai save mylintis žmogus mėgaujasi savo asmeninę laisvę, mėgaujasi savo gyvenimu. Pakalbėkime, kaip susigrąžinti savo asmeninę laisvę. Laisvė myli harmoniją. Mes visi be išimties turime aplinkoje žmonių, kurie įskaudino mus. Mes turime išmokti, atleisti ir paleisti. Taip, tai nėra lengva, bet su kantrybe, meile savo tai galime atlikti. Tik tokiu atveju mes gausime savo, tik tokiu būdu mes susigrąžinsime savo asmeninę laisvę. Aš nekalbu apie tų žmonių elgesio pateisinimą. Aš kalbu apie galimybę susigrąžinti vidinę ramybę, džiaugsmą, meilę savo. Mes visi be išimties gimėme nuostabiais vaikais, tačiau augimo etape priėmėm aplinkos pamokas, transliuojamą tiesą. Tačiau labai lengva yra kaltinti tėvus, globėjus, senelius, mokytojus, draugus ir taip toliau. Kaip jie gali išmokinti mus mylėti save ir mėgautis asmeninę laisvę, kai jie nežino to? Kaip jie gali išmokinti to, ko jie nežino? Jie mokino mus, kaip juos mokino jų tėvai, perdavė savo išmoktas realybės modelį. Bet mes dabar esame suaugę ir patys renkamės savo mintis, įsitikinimus, savo laisvę. Sugrįžkime prie atleidimo ir paleidimo temos. Iš tikro yra kvaila gyventi praeitimi, kuri nebeegzistuoja. Neduokime savo nuostabios galios negatyviems praeities prisiminimams. Vienintelis momentas, kurį gyvename, yra dabar ir tik dabar. Nuo dabartinio momento atleiskime ir paleiskime. Duokime savo asmeniniai laisvei išskleisti savo sparnus ir skristi nuostabių gyvenimo keliu. Kaip veikia atleidimo procesas? Aš dalinuosi savo praktiką. Jūs galite atlikti savo atleidimo praktiką. Užsirašykime frazę. Aš dalinuosi vėlgi savo praktiką. Aš Jurgita, aš atleidžiu žmogui tokiu ar tokiu vardu, su meile, palaiminimu, paleidžiu tave. Aš laisva. Nuostabu. Jei šias frazes perskaitysime žiūrėdami į savo akis. Iš pradžių tikrai nebus lengva, bet su laiku taip pat pataps mūsų tiesa. Būkime švelnūs ir kantrūs savo, nekritikuokime savęs, duokime savo galimybę jaustis laisvais, laimingais. Jokie žmonės, situacijos negali suvaržyti mūsų asmeninės laisvės. Aišku, jeigu mes to neleidžiame. Dar labai trumpai norėčiau pakalbėti, kodėl mes taip stipriai reaguojame į aplinką. Yra daug negatyvių, piktų žmonių, kurie turi nuomonę apie mus ne tokią, kokią mes norėtumėm girdėti. Yra absoliučiai nereikšminga, ką jie galvoja apie mus. Svarbu tik tai, ką mes patys galvojame apie save.
Duokime savo laisvę atsiriboti nuo negatyvios aplinkos, nereikalingų negatyvių nuomonių apie mus. Mylėkime, vertinkime save ir džiaukimės asmeninę laisvę, gyvenimo laisvę. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų dėmesį. Iki greito pasimatymo, su meile, Jurgita.